Ačiū Stefutė. Liūdna žinia iš meksikiečių serialų pasaulio. Populiarus serialas Kai metukės aistras nutraukiamas dėl daugelio aktorių žūčių. Estebanas, norėdamas pagąsdinti publiką dėl Rozauros, pririša ją prie bėrio, tai jis pats įsipainioja keturkojį žvėris pašėlo. Pavydas pražudė jo sapną. Rozaura tai sužinojusi norėjo praminti nervus vietiniais narkotikais, pirktus iš kiemo vaikų, deja tai buvo žiurkių nuodai. Ką žiūr, Rozaura jau negyvą rado jos tarnas Chase, belaukiant iškviestos greitosios pagalbos jis rado likusius narkotikus. Smalsumas jį nužudė. Skubėdama greitoji mirtinai partrenkė Izabelą, iš paskos vysis Andras Goldas įsirėžė į elektros stulpą taip, kad jis lūžo, po jo jų gatavas gulėjo Miguelis, bet virstantis stulpas jam kalė labiau nei jo paties varyta naminė tekila. Alma pirminiais duomenimis pagrabė tėvį, išsiaiškinta, kad tai buvo vietiniai sektantai. Jiems gaila buvo aukotis savus ant laužą. Jie pasisekė ir Juanitai. Savaitę įprausėsi optimalinės šampanu ir nutvoko ją gyvą suėdė išalkusios musės. Štai taip aktoriai paskutinį kartą suvaidino savo paskutinės akimirkas, geriausioje realaus gyvenimo muilo operoje. Visi mes gailimės jų ir laukiame, kol serialo kūrėjai ras naujų aktorių. O dabar kultūros naujienas. Neperjunkite kanalo, jas rodysime reportažą iš aukciono, kuriame Karolis Kuldiešo pardavinėja nutapytą geltoną tašką juodame fone.